Visuomet pradėdama savo video klausiu, ką mes šiandien valgysime. Šiandien mes valgysime paturbintą kiaušinį. Tai yra tiesiog paprastai keptas kiaušinis, bet jo valgymas su tam tikrais ingredientais ir jo valgymo technika yra sugalvota ne mano, o mano dukros Emos ir jos draugės Julytės. Ko mums reikės? Mums reikės, aišku, kiaušinių, 2, nes merginos laukia savo specialaus paturbinto kiaušinio. Reikės pomidoro, barbecue padažo ir 2 duonos gabaliukų. Kiaušinius mušame į keptuvę, įkaitintą aliejuje, išėmame lukštus, 1 lukštelis įkrito, reikia išimti ir padruskinam ir papiperinam. Kiaušinį tegul kepa, o mes pasiruošime pomidorą ir duonytę. Pomidorą mes susipjaustome kubeliais. Dabar metas duonytį. Duonytę merginos pačios, kai gaminasi savo paturbintą kiaušinį, pasikepa keptuvėje. Na, aš truputį irgi dar paturbinau receptą, nes paskrudinu skrudintuvėje. Duona jau paskrudo, tad išsiemame ir išpjauname duonoje kvadratėlius. Šitų kvadratėlių niekur neišmetame, juos pasiliekame, vėliau paaiškinsiu, kam jie bus reikalingi. Kiaušinį jau iškepė, tad metas ruošti lėkštes ir viską dėti. Taip, į lėkštutę dedame po duonytę išpjautą kvadratėlyje ir jau, kaip turbūt supratot, į kvadratėlį dedame kiaušinius. Aš kiaušinius kepiau taip, kad būtų trinys skystas, nes mes taip mėgstame. Tuomet dedame pomidorus supjaustytus. Na ir štai paskutinis akcentas, tai yra barbecue padažas, kurį uždedame ant mūsų kepto kiaušinio su pomidorais. Kam reikalingi šitie 2 likę duonos kvadratėliai? Pavadinkime juos sugertukais. Jie reikalingi tam, kad kai yra valgomas kiaušinis ir išbėga viskas ten iš jo, su jais po to galima labai švariai viską suvalgyti ir lėkštutės irgi būna labai švarios. Mažiau darbo man, mažiau darbo indaplovei. Na, o dabar metas kviesti merginas, kad jos pasiimtų savo paturbintus kiaušinius, kaip jos vadina, užkandį, kuris tinka visada pusryčiam, pietums ir vakarieniai. Ačiū! Skanaus! Skanaus ir jums, tikiuosi, išbandysite šitą Emos ir Julytės paturbinto kiaušinio valgymo receptą. Iki!